Sveiki, mėlyje. Šio ryto tema – nuo ko pradėti? Nuo fotosesijų, krikštynų ar vestuvių. Na, o tuo tarpu prenumeruokit kanalą, būtinai uždėkit skambutį, paspauskit skambutį, kad nepraleisti kitų video. Būtinai uždėkit laiką, būtinai pasidalinkit ir užduokit naujų temų. Aišku, labai dėkingas tiems, kurie pasidalina. Todėl paimk pavyzdį ir taip pat pasidalink video, nes jie vis tiek naudingi, vis tiek jie tau duoda šiek tiek žinių, daugiau išminties, drąsos. Todėl drąsinu visus pradėti fotografuoti, pradėti eiti ir fotografuoti fotosesijas, krikštynas, vestuves. Na ir važiuojam į priekį. Taigi, klausimas tas, nuo ko pradėti, tai nieko nesako. Pradėti reikėtų mum nuo žinių, nuo supratimų. Paskutiniu metu ne tik atmokus pas mane individualiai mokiniai, bet ir daug ateina su konsultacijom, kurios ir šitas klausimas kankina. Nuo ko pradėti, ką daryti. Ir aš matau, kad yra baimių, yra daug baimių. Kiekviena baimė vis atskiras klausimas. Vieni bijo bažnyčioje fotografuoti, todėl kad ten tamsu. Nežino, kaip padaryti, kad viskas būtų gerai. Mes šią temą esam jau kalbėję apie tai, kodėl bijo, kodėl žmonėm atrodo, kad tai yra labai tamsu, todėl gali niekas nepavykti ir tada galvojam apie tai, kaip įsitaisyti blykstę. Blykstė tikrai nebūtinai su šiuolaikiniais fotoaparatais galima puikiai fotografuoti. Kur aš lenkiu? O lenkiu link to, kad mums dažniausiai žinių trūkumas. Ir kai trūkuma žinių, natūraliai mes bijom. Atsiranda baimės ir mes greitai įsivaizduojam, kaip tai bus, kaip mums nepavyks ir taip toliau. Taigi, konsultacijos labai padeda, labai padrasina ir aš tave taip pat drąsinu daugiau suprast, mokytis, galbūt konsultuotis ir eiti į priekį ir pamatysi, kaip viskas pavyks. Taigi, prasideda viskas nuo to, kad mes mokomės, mes sužinom, mes suprantam, kaip viskas veikia. Tai gali būti šviesa, kuri jums padės pamatyti, iš kurios pusės geriau fotografuoti. Toj pačioj bažnyčiai pastebėti, kur yra daugiau šviesos. Nufotografavus pačią ceremoniją, mes galim jau būti pasiruošę. Kai kurios vietos yra arčiau langų, per kuriuos šviečia ir gražiai krinta šviesa. Galima padaryti ten keletą nuotraukų, bet būt tam pasiruošus. Tai reiškia, kad turi būti pasidaręs namų darbus. Namų darbai, mėlyje, ir praktika. Namų darbai, mėlyje, ir praktika. Kaip tik vakar žiūrinėjom irgi su mokyte nuotraukas. Ir atrodo, kokie dalykai ir kaip man yra smagu iš tikrųjų, kai mokiniai, kurie jau mokėsi, jie vėl kreipiasi. Jeigu kas nors nesigavo, jie vėl kreipiasi ir mes kalbamės apie tai, kodėl nesigavom, viską išaiškit. Kažkas sakys, nu taip, kai mokysi viską, neprisiminsi tai, ką mes mokėmės, ar ne, viską neina taip įsiminti. Bet kai tu darai, praktikuoji, eini į priekį, tu visą tai dedi savo į galvą. Ir kiekviena klaidelė, jinai mums padeda išmokti vis geriau ir geriau. Taigi, kiekvieną klaidelę jos reikia nebijoti, o reikia aiškytis, kodėl taip įvyko. Tai yra natūralu ir normalu. Jei mes neklystam, mes nesimokom. Todėl nuo ko pradėti? Ar krikštynų, ar vestuvių, ar fotosesijų, jokio skirtumo. Mums reikia visų pirmiausia išmokti fotografuoti. Kai mes išmokstam fotografuoti, mes tada drąsiai einam fotografuoti. Nes mūsų galvoj visi nustatymai gaunasi automatiškai. Mes negalvom apie tai, kaip nustatyti fotoaparatą, o galvom apie tai, kaip gražiau padaryti, kur atrasti gražesnę šviesą, kokiais parametrais fotografuoti, kad gautųsi tam tikras efektas. Todėl mums reikia treniruotis, mums reikia judėti į priekį su treniruotim. Taigi, mano mokinė iš tikrųjų fotografuoja ir krikštynas, ir vestuves.
Ir iš tikrųjų man labai džiugu, kad jinai drąsi ir eina į priekį. Tiesiog, pagirų verta. Va, tai linkėjimai. Vardo nesakysiu, bet jinai žino, apie ką aš kalbu. Bet buvo klaidelė viena, kuri jai atrodo vienu metu ir padėjo, bet kitu metu jinai stipriai prašovė. Taigi, mylėjai, kai mes turim objektyvus ir labai šviesius objektyvus, tas objektyvas šviesus kokiu atveju mums padeda? Tada, kada mums trūksta šviesos. Taip, šviesus objektyvas praleidžia daug šviesos ir jisai mums tokiu atveju padeda. Mes atidarom jį iki galo diafragmą ir aišku, su juo mes galim fotografuoti kur kas prastesnė aplinkoje. Bet yra kita medalio pusė arba minusas, kai atvira diafragma mums labai stipriai sumažina ryškumo gylį. Ryškumo gylis ant tiek mažas, kad kiekvienas tavo pajudėjimas į priekį arba atgal, arba netikslus sufokusavimas ir mes turim ryškumą visai kitoje vietoje. Štai taip ir atsitiko. Nors aš paprastai mokydamas visą laiką kartoju, neprisižaiskit su atvira diafragma. Negalima fotografuoti reportažų su atvira diafragma. Įsivaizduojat 1,4 diafragma ir koks jos ryškumo gylis. Taigi šita pamoka ir buvo mano šiai mokiniai. Tai ačiū Dievui, kad nebuvo kažkokių ten, kaip sakant, labai svarbių įvykių, dėl kurių galėjau stipriai nukentėti. Bet jeigu tu eini vestuvės ir Krikštynas fotografuoti ir už tai dar imi pinigėlius, va štai tada gali būti tikrai daug problemų, nes tu padaryti gali daug neryškių nuotraukų. Tai čia vienas iš pavyzdžių, kaip jai atsitiko, kad su 1,4 diafragma fotografuodama jinai daug prašovė su ryškumu ir nuotraukų buvo neryškių. Neprisižaiskim su atvira diafragma. Toliau, bažnyčioje fotografuojant. Vėlgi priklauso kokia bažnyčia. Jeigu jūs joje nebuvot, visą laiką rekomenduoju, nuvažiuokit. Jeigu jinai kur nors netoli, nuvažiuokit. Jeigu toli ir negalit nuvažiuoti, tai pabandykit parašyti kur nors čatuose, kas yra buvę. Ir manau, kolegos tikrai parašys, pasakys, kaip ten, kokia ten aplinka. Ar ten tamsu ir galima fotografuoti ir be blykstės, ar neišeina be blykstės fotografuoti. Visą šitą susižinoti tikrai jums padės. Na, jeigu ir to nieks neatsakys, nuvažiuokit jau prieš pat ceremoniją, kada jau atvažiuosi į tą miestelį, galbūt pafotografuosit namuose, prie namų ir paskui jau jūs lekia taip, kaip mes darom link bažnyčios ir pasakom jauniesim, kad mes ten jūsų lauksim ir susitiksim jau ten. Ten mes nuvažiavę būtinai išbandom, pasižiūrim, kaip viskas, kokia aplinka, kokia šviesa bažnyčia, kur galėtume padaryti keletą nuotraukų bažnyčioje, išskyrus ceremoniją. Ir mes tam jau būnam pasiruošę. Visur yra namų darbai. Namų darbai tiek iš vakaro, tiek prieš savaitę, tiek gali būti prieš pačią ceremoniją. Namų darbai ir praktika. Namų darbai ir praktika. Kitas gali būti patarimas, kaip praktikuotis. Aš žinau, kaip praktikuojasi tie, kas mokosi muzikos. Ir man būdavo visą laiką įdomu, kai sakydavau, pradėk pratimą iš lėto. Ir paskui vis greitėja, pasieki tam tikrą kulminaciją ir tada vėl lėtėja. Tai tokius dalykus tikrai aš pritaikęs fotografijoje ir su mokiniais. Ir sakau tam tikrus dalykus, pabandyk daryti štai taip. Fokusuoji, suvedi kompoziciją, fotografuoji. Fokusuoji, suvedi kompoziciją, fotografuoji. Ir viskas greitin, tai nebūtina fotografuoti švenčių tuo metu, bet tu gali namuose atsisėdęs, pasistatęs prie save kokį nors daiktą, sufokusuoji jį, nustatai kompoziciją, fotografuoji. Sufokusuoji, nustatai kompoziciją, fotografuoji. Ir taip vis greičiau. Ir tau tai
padės ateityje sufokusuoti žymiai greičiau ir nustatyti kompoziciją ir nufotografuoti. Tikrai labai daug susiję nuotraukų su bloga kompozicija. Prie to taip pat reikia padirbėti. Tai štai, mėlyjei, kur aš vedu ir kur aš lenkiu. Klausimas, nuo ko pradėti fotosesijas, krikštynas ir vestuvės, bet turbūt svarbiausias būtų klausimas, kad mes išmoktume fotografuoti, kad mes suprastume, kaip tai veikia, o visą kitą mes jau paskui galim daryti eigoje, mokytis, žiūrėti, galbūt ir imti pavyzdžius iš rimtų fotografų, kurie moka pastatyti modelius, kurie moka nufotografuoti vestuves, kurie moka daryti reportažus ir mums viskas pavyks. Tai tikiuosi, kad jūs padrąsinau, jūs eisit į priekį, darysit pratimus, darysit tam tikrus dalykus, kad jums padėtų jūsų gražiame darbe, kad nuotraukomis džiaugtųsi ne tik tai jaunieji, bet ir visi, kas mato socialiniuose tinkluose ir aišku jūs pats. Taigi nepamirštum prenumeruoti mano kanalą, būtinai paspausk skambutį, kad nepraleisk kitų video, būtinai spausk laiką ir aišku dalinkis su kitais. Dalinkis su tais, kurie nori išmokti, nori sužinoti. Būtinai rašyk komentarą, užduok naujų temų. Taip tu padėsi man. Na, o kas nori tikrai gerai išmokti fotografuoti, tai yra net 3 būdai mokytis pas mane. Taip, mokytis savarankiškai, individualiai ir grupėse. Savarankiškai mes mokomės video formate net 10 temų. Po šiuo video yra nuorodos, kur tu gali užeiti ir įsigyti net 10 temų ir mokytis savarankiškai, nepriklausomai nuo nieko. Mokaisi kada nori, kiek nori ir būdamas kur nori. Yra iš tiesų labai patogu. Tu kelionėje gali mokytis, žiūrėti, klausyti, kas sakoma ir daryti. Tai labai patogu. Individualiai visai kas kita, visai kitas lygis. Mokomės tik tai tu ir aš. Visi profesionalūs patarimai būtent tau. Jeigu kažko nesupratai, mes kartojamės ir kartojamės, tol, kol tikrai suprasi ir darysi taip, kaip reikalinga. Taip, kaip daro profesionalai, kad tavo darbas būtų našesnis, nedarytum bereikalingų judesių ir nuotraukos būtų kokybiškos ir geros. Na ir grupėse, aišku, smagu su kolegom, smagu vienas kitų nuotraukas peržiūrėti, išnagrinėti jas, pasidalinti fototechniką, išbandyti vienokią ar kitokią, ypač patogu prieš perkant. Taigi, mėlyjei, 3 būdai mokytis, pasirinkti tau pačiam, kas tau geriau, kas tau patogiau ir einam pirmin, mokomės, kad turėtume drąsos, kad būtų kuo daugiau drąsos eiti prie žmonių, fotografuoti ir nebijoti fotografuoti. Taigi, mėlyjei, iki kito karto, iki kitos temos, susitinkam sekantį kartą. Visiems iki.